Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti va tokią tekstą. Tai yra tekstas savo ir fonas, kad būtų šešėlis. Taigi, pasirenkam naują lapą. Šį čia rašom 700, šį čia 600. Spaudžiam OK. Ir viską nudažom juodą spalvą. Dabar einam filter, render ir clouds. Dabar filter, texture ir texturize. Taigi, šį čia nustatom maždaug apie 100% ir šį čia tegul būna 8. Ir dar šį čia matot, kad galima keisti teksturą. Tai bet mums dabar reikia sandstone. Taigi spaudžiam OK. Dabar rašom savo norimą tekstą. Taip, dabar einam į blending options ir pažymim bevel and emboss. Šį čia statom style and inner bevel ir iki galo procentų nustatom. Taigi šį čia size nustatom ant 5 pikselių ir spaudžiam OK. Ir dabar šitą tekstą keičiam į overlay. Ir galim padaryti šitą tekstą duplikat layer, tai yra kopija šitą tekstą. Taigi, dabar einam į filter, render ir lights effect. Taigi, atsiprašau, dar reikia pažymėti ant background. Tai filter, render ir light effect. Taigi, šį čia matom, kaip galim nustatinėti šešėlius. Taip, ir nustatom savo norimą, savo nuožiūrą nustatom. Taigi spaudžiam OK. Dabar pasirenkam paveikslėlį, kad kuris po to pas mus būtų kaip šešėlis. Ir pasirenkam Render Engine Manager Tool ir pažymim mums norimą vietą. Taigi dabar edit, copy, edit, paste. Dabar einam į image, adjustments, set to right ir dabar einam į edit, transform ir scale. Taigi ir keičiam dydį. Šį čia galima keisti poziciją. Taigi šitą permetam aukštyn ir nustatom ant multiply. Ir taigi matom, koks pas mus išėjo tekstas. Na ir darom pakeisti poziciją. Maždaug šitaip. Ir dabar einam į filter, blur ir Gaussian blur. Šį čia galime nustatinėti, kaip pas mus matytųsi šitas šešėlis. Na, šį čia nustatau ant 2 pikselių. Taigi, spaudžiu OK. Ir matom, koks pas mus išėjo tekstas ir fonas. Taigi, ačiū už dėmesį.